Sveiki, įsijungę podcastą Lietuva Amerika. Kaip visad su jumis esu aš, Vincentas Palubinskas. Šią savaitę aš nedalyvauju pokalbiuose, nes mano co-hostas vadinamas Žygimantas Pavilionis šią savaitę baisiai daug keliauja. Pradėjo kelionę nuo Vokietijos su savo šitą tarpparlamentinę grupę United for Ukraine, kur įrašė antrą serijos dalį su vokiečių žaliųjų parlamentarė, dabar opozicionierė, bet aršiai pasisakančia už Ukrainą ir už gynybą Sara Nani. O antroje dalyje mes turime baisiai didelę privilegiją ir garbę klausytis komisaro Andriaus Kubiliaus minčių apie kaip sekasi įgyvendinti šitą jo safe paskolų planą ir apskritai apie gynybinę situaciją Europoje ir pasaulyje. Taigi tikiuosi patiks ir gero klausimo. Gerai, Andriau, didžiausia garbė, esam Visby kartu, kur man švedai savo, kad tu čia nuo pat pradžios ir ir pat žinau iš asmenės istorijos, kad švedai buvo pirmi, kuriuos ir tu įkalbinai pajudėti link mūsų, ištraukti mus iš tos sovietinės gelmės, laisvos prekybos sutartys asociacijos. Kai švedai stojo į Europos Sąjungą, faktiškai jie pasiėmė save į vakarus. Po to ne vieną kartą prisimenu tave čia Švedijoje kaip premjerą, bet dabar mes kalbam, tu esi pirmasis komisijos narys čia Visbio konferencijoje ir aš atsimenu mūsų pirmą podcastą, kai mes atvažiavom su tavo sukurta suvienytų už Ukrainą į Briuselį, tada buvo tik tai SAFE programos pradžia. Va dabar, Andriau, mes jau esam rudens pradžioj. Patenkintas rezultatais, SAFE programa juda į priekį, nes, atrodo, tos inovatyvios idėjos, kurias tu šnekėjai, jos tampa kūnais visur. Berlyne, kur tik ką buvau ir visur kitur. Vat kaip jautiesi, kaip, Andriau, sekasi? Tai pirmas dalykas, smagu vėl čia pasimatyti ir Visby ypač, nes, aš tiesą sakant, net nelabai atsimenu, kada čia pradėjau važiuoti iš tas konferencijas, kurios tikrai yra tokia, kaip aš vadinu, sielos ir proto atgaiva, kartu su bendraminčiais. Ir čia Karlo Bilto pradėta, atrodo, prieš 30 metų šitą konferenciją. Tikrai yra labai geras formatas. O aišku, čia vėlgi niekada negalvojau, kad čia pirmas komisaras ar kažkas, tai nes dažnai čia atvažiuodavau. Tai akivaizdu, kad reikalai gynyboje Europoje stipriai juda į priekį. Aš čia tikrai nenoriu sakyti, kad čia mano dėka, nes realiai, turbūt galima būtų taip su tokia skaudžia ironija sakyti, kad visų pirma Putino dėka Europa pradeda pabusti, realiai, iš tikrųjų, ir tai, ką sako, sakykime, Vokietijos žvalgybos vadai, ir jie tą sako viešai, ne vieną kartą yra kartoję, iš tikrųjų apie tą grėsmę, kad Putinas gali būti pasiruošęs agresijai prieš NATO ir ES valstybės per artimiausius 3-4 metus, tai daug ką tai pažadina. Ir iš tikrųjų daug reikalų juda gana sparčiai su tom pačiom SAFE paskolom. Iš tiesų, galbūt tai yra vienas iš tokių greičiausiai realizuotų sprendimų, tikrai stambių sprendimų, ypač gynybos reikaluose. Tai dabar jau esam visiškai tokia baigiamoji gyvendinimo stadijoje. Viso 150 milijardų eurų yra pasirašytos šalių narių. Vėlgi to aš taip turiu prisipažinti, pačioj pradžioje galvojau, ką darysim, jeigu nebus norinčių tų paskolų. Tai norinčių pasirodo buvo daugiau negu tų pinigų. Ir dabar jau yra ta stadija, kai šalis narės, tame tarpe Lietuva, turi pateikti konkrečius planus, kam tie pinigai bus panaudoti. Ir tada realiai pagal mūsų matomą kalendorių kitų metų pirmą ketvirtį tie pinigai jau pasieks vyriausybė. Tai čia yra vienas dalykas, kuris juda ir daug kitų dalykų. Kitą savaitę turim patvirtinti svarbų dokumentą, tai vadinamą, nežinau net kaip čia išversti lietuvių kalbą, roadmap.
kelio ženklų dokumentą, na, realiai strateginį planą, kaip turi būti iki 300 metų pasiekti tie NATO karinių sugebėjimų tikslai, kurios NATO ir šalis narės patvirtino dar pavasarį. Tai čia yra pagrindas mūsų visam planavimui. Ir tai toliau turėtų būti patvirtinta ir vadovų taryboje iki spalio pabaigos. Tame plane labai ryškiai šviečia, vėlgi pavyko pasiekti ir įtikinti ir komisijos prezidentę, kad vadinamas tas rytų sienos sargyba, dabar taip vadinasi. Dronų siena. Jo, anksčiau dronų siena yra dalis to, yra dabar, nes yra, taip liaudiškai tariant, aš tą vadinu ground wall ir drone wall. Tai reiškia žemės siena, kaip, ką darė dar Laurynas pradėjo daryti. Tai. Visą tą kontrmobilumo priemonės prieštankiniai grioviai, visos tos betono, ten drakono dantis, kaip jie ten vadinasi ir panašiai. Ir prie to dar, aišku, yra ta vadinama dronų siena, nes dabar jau sluoksnė oro. Jo, visi pamatė, kad iš tikrųjų neturim išvystę tų pajėgumų, kurie leistų mums tiek pamatyti tos dronus su radarais ar kitom priemonėm, tiek ir juos naikinti nebilijoninės vertės raketo. Tai čia turim ir iš Ukrainos daug ką pasimokyti, tai štai tai irgi yra tie dalykai, kuriuos aš tikiuosi, kad patvirtins ir taryba, ir tai pradėsim įgyventi. Ir yra visai kitų dalykų. Čia jau, taip sakant, traukinys yra pradėjęs važiuoti ir čia galima apie atskirus vagonus to traukinio daug kalbėti. Andriau, galiu visų pirma pasakyti, kodėl ten žaviuosi, nes tu esi vienas iš tų vizionierių, strategų, kurie tą strategiją sverčia kūnais, kas yra idealu. Na gerai, va dabar safe, susitvarkysim. Aš manau, pajudėsim ir tą dronų sieną, ir kitokias sienas, bet kas toliau? Andriau, aš tik iš Vokietijos. Vokiečiai sako, žinai, mums pinigų viskam trūksta. Mes turime pirkti ir iš amerikiečių ginklus Ukrainai, mes patys remiam. Tik tai, sako, 2 valstybės, gal Norvegai ir mes sugebam tos pinigus generuoti. Ir tada aš visur kėliau paties idėją ir beje, ją įdėjau Tėvynės sąjungos dokumentą. Ar nereikėjo laiką susirasti savo pinigus? Gynybos sąjunga. Mes esam turtingi ir protingi. Kodėl mes ubagaujam? Kodėl mes turim tik pinigų? Juk iššūkiai yra milžiniški. Tarsi, mus puola, tikrai imperijos, galima sakyti. Kaip tu jauti, žinant, kad pats esi strategas, tai koks yra kitas žingsnis? Kas toliau, Andriau? Mes padarysim safe, o kas toliau? Žiūrint strategiškai, jeigu įvertint visus ir padarytus sprendimus, ir visus įsipareigojimus, kurios šalis narės yra paskelbę, tai mano manimu, žiūrint ilgalaikę prasme, tų pinigų kiekis tikrai gali būti pakankamai ženklus. Nes, vien tik tai, ką padarėm kaip Europos Sąjunga, safe paskolos, tada galimybė pasinaudoti lengvata šalim narėm ir 1,5% gynybai išleisti, neįtraukiant tai į deficito skaičiavimą, tai irgi yra nemažai ir tai duoda iki 300 metų 800 milijardų papildomų lėšų. Jeigu suskaičiuoji bendrai, kiek iki 300 metų išleis ES narės gynybai, tokiais tempais augant pinigam, tai gali būti apie 2,5 trilijono eurų. Jeigu dar priskaičiuoti tai, kad šalis įsipareigojo didinti gynybinės išlaidas iki 3,5% grinai gynybai, iki 35 metų, iki 3,5%, tai tada galim taip prognozuoti, kad tarp 28 ir 35 metų per naują tą finansinės perspektyvos laikotarpį bus apie virš 4 trilijonų eurų gynybai skirtų. Tai pinigai ateina, problema, kad tie pinigai, jie pradeda augti truputį vėliau ir didieji pinigai pasirodys jau ten apie 300 po 300 metų. Mums tų pinigų reikia dabar. Tai reiškia, kad mes turim dar surasti papildomus mechanizmus, kaip tos pinigus perkelti dabar, kad po to būtų galima juos taip sakant, subalansuoti. Tai aš pinigų klausimą matau kaip tam tikrą prasme svarbu, bet jisai sprendžiasi. Ko man atrodo, ko trūksta ir tokiam politiniam visam diskusija, tai mums trūksta diskusijų ir tokio intelektinio potencialo matyti ir šalia esančias problemas, susietas su gynyba. Nes dabar mes rūpinamės, kaip aš vadinu, materialinę gynybos pusę.
kaip pagaminti ginklų, kaip turėti tankų, ten dronų, visų kitų dalykų tikrai. Taip sakant, tai, ką turim turėti, yra daug, čia nėra smulkmena. O rusai veikia pilkoji zonai. Jo, rusai veikia pilkoji zonai, provokacijos tik didės. Rusai gamina maždaug 3 kartus daugiau amunicijos artilerijai negu visi NATO pasigamina dabar su Amerika ir Kanada ir visais europiečiais. Tai ta prasme, ta materialinė pusė yra labai svarbi. Bet šalia to mes turime matyti iššūkius, spręsti institucinės gynybos reikalų problemas Europos Sąjungoje ir matyti, kaip, kuriant naują architektūrą, galime pasiruošti tam, kad per artimiausią 5 ar 10 metų greičiausiai bus taip, kad amerikiečiai mažins savo dalyvavimą Europoje. Reiškia, mums reikia suprasti būdą, kaip tvarkytis žymiai labiau patiem ir ne tik tai kaip pakeisti amerikiečių čia turimus ginklus, bet ir kaip, taip sakant, susitvarkyti institucinę prasme. Liekant NATO, bet tą europinį NATO koloną mes turim tą matyti kaip svarbę. Plus mes turim toj naujo architektūroje labai aiškiai matyti Ukrainos vietą su jos visa karinė patirtim ir visais pajėgumais. Tai čia yra vėlgi diskusijai labai svarbus tikslas ir čia, aš turiu tą mandatą ir organizuoti svarstymus ir siekti tai, ką vadiname Europos gynybos sąjunga. Bet šalia to dar trečias dalykas, kas yra labai svarbu ir kas, man atrodo, mes tą truputį irgi, kartais primirštam. Ir vėl tai reikia irgi temą labai svarbę, reikia į politinės diskusijas savo iškelti. Tai, ką aš vadinu, jeigu yra materialinė gynybos pusė, yra institucinė gynybos pusė, dar yra ir grinai politinė gynybos pusė. Mes galim turėti pilną ginklų, bet valdžiose bus populistai ir tie populistai sakys, kad nėra čia ko ruoštis gynybai. Paskutinis labai trumpas klausimas. Andriau, kol mes tai padarysim Briuselio, kaip tu manai, regione, švedai, Baltijos šalys, Lenkai, vokiečiai, gal mes galėtume pavyzdį pradėti rodyti, integruotas gynybas kartu čia? Tai už tai mes kalbam pavyzdžiui, apie dronų sieną. Tai kalbam kaip apie regioninį projektą, kuriame aktyviai dalyvauja dabar ir Suomija, ir Lenkai, ir Baltijos valstybės, ir plus ten Rumunija, Bulgarija, labai nori dalyvauti net ir Slovakai su Vengrais, nes tie, kas esam čia šitam pakrašty, prie sienos, tie suprantam grėsmę. Parodyti pavyzdį kitiem. Ir parodyti pavyzdį kitiem, ir perimti Ukrainos patirtį. Tai čia iš tikrųjų yra dideli dalykai, kuriuos reikia daryti. Tam, kaip aš sakau, yra ir reikia ir matyti ir materialinę pusę, bet kartu matyti ir tą politinę pusę ir institucinę. Ir čia tokio politinio potencialo, politinių iniciatyvų ir iš nacionalinių valstybių, iš Lietuvos labai reikia. Žiauriai ačiū. Mes kai važiavam eilinį kartą tavo pėdom į Kijevą, man prancūzai, vokiečiai ir visi kiti sakė, žinai, Žygi, ta gynybos idėja gali būti labiausiai vienijanti visas Europos Sąjungos šalis ateityje idėja. Taip kad žiauriai ačiū už tai, ką radėjau. Airai, viskas. Ačiū. Okay, Sarah, we are ending our trip in Berlin. First of all, thank you so much for helping us to organize the trip. And I was in Berlin, first time when I was 8 or 9, it was still Soviet Union. I still saw the Berlin Wall, and now it's, changed beyond the recognition. It's close to what we would love to see in Berlin, but you are in a position right now like me, Tell me, what do you need more in Berlin to fix the walls? We traveled so many times with you to Kiev, Americans are kind of dragging the feet right now. What would be needed from Berlin? You mean what we as Germans should do? Yeah. I think that everybody in Europe was waiting for Germany to take political leadership. And much more than it has done in the last years. And there was a lot of hope with the new chancellor from the Conservative Party that he would take the leadership Scholz was always avoiding to take out of fear or because he didn't like this role to be a war chancellor maybe. And now I'm a bit surprised that although Mr. Merz, while he was in the opposition, he had a very strong position on Ukraine and
on security in Europe, but now he's getting a bit more Scholz. And he's also more fearful than I thought he would be. And he would like to deal more with internal affairs than with the outer world. But we have to make sure that Germany takes this leading role in Europe. And I don't mean by that we should dominate the discourse or something, but we should be like coordinating a process where we find answers to the most pressing security issues. For example, how do we react to all those airspace violations coming from Russia recently? I agree very much with you, but I was just looking today to the figures. Well, we are financing our defense budget more than 5% GDP, but it's a bit more than 3 billion. Your budget is more than 100 billion. You will not find any other country in EU that could put such a, those numbers on the table, and it increased dramatically. So also German brigade, and thank you, Sarah, for helping it, so much with this project. It's still inspiring. Don't you think like that? I think within NATO, we are giving a good example because of the decisions that we have taken in the former government. And then Merz was embracing it. And I was so happy when I was in Vilnius and the German brigade was officially initiated. And then he gave this speech and he said, defending Vilnius is defending Berlin. This was really, really strong. But now the proof of the pudding is within the ET. And failure of the brigade is not in sight, but there's still a lot of things to do and a lot of political will to be taken in order to make things successful. I agree. And also, what I like in Germany, you're a real kind of team builder. You lead the team. You try to, make the best out of us. And in Nordic Baltics, we are very close to you, the Poles, I could say. But we need to wake up the rest. You are now helping Ukrainians to buy American high-tech stuff with your own taxpayers' money. But why don't, France and, UK is paying for that. We have many other countries who are not doing the same like you do. And we have to work. Or another case, like we today discussed so many, times, the hybrid attacks. We don't have even legal basis to react. So why don't we create something in Brussels that would help us to fight those attacks? And they are, they're very different, from elections to drones to disinformation. We don't even know how to deal with that. Yeah, I mean, we could look at some of the NATO partners who had made some good experiencing with counter disinformation or counter cyber attacks or other hybrid forms of warfare. When I look at Finland, for example, they're making a good example on one or more issues. But I think that we still have the problem in Europe that we do not share the same threat perception. And by that, I don't mean that there are still people in Europe who would say Russia isn't a threat. But the question is how urgent is it to do something? And then we have this number 2029. This is also very present in the German discourse. I don't think Putin will wait until 2029. But this is giving people a bit of relaxations. And I think that we should really step up to be more quick on many, many issues because we are running out of time. And Germany should lead this process. And we are trying to push the government to do it. And you mentioned the financial situation. I mean, it was really a tough political decision in March to change our constitution so that we can legally spend more money to support Ukraine, but also to build up our own troops, because we changed the rules for new debts, right? This isn't true for France, and they have a different problem. They get very bad ratings already today. For them, it's already today very difficult to get new money on the markets. The same is true for Great Britain. So the condition of these countries, financially speaking, is not very good. That's why we have to focus on the Russian assets. We need this money in order to support Ukraine and in order to get some release on our own budget so we can build up our own troops. One of the last questions, we are so close to you. We admire your leadership.
in the Nordic Baltics, and maybe, in order to push other member states to behave like we do, maybe we need to experiment with kind of deepening of defense, relations. It's not only brigade. What do we do with air defense? Naval stuff. Do you think it's possible that together with newcomers in NATO, Nordics, Baltics, I'm not so sure about Poland because until now they build muscles just for themselves, but can we experiment in this Baltic Sea region? We have, shadow fleets, just to show, inspire by example. And then maybe we will infect with those ideas Brussels to go deeper. I think we can, especially because I'm really convinced about the capacities our Navy has. And I don't mean technically only, I also mean from the mental perspective, because we have a very strong leadership in our Navy who really sees the threat as it is and who really tries to innovate also on tackling this threat coming from Russia. So I'm very happy about the leadership from our Navy. We got a new leadership also from our Army, somebody who was in charge of the contacts to Ukraine before, so somebody who has good networks into the Ukrainian army as well and knows how to learn from the innovations Ukrainians did in the army. So I hope that now with new leaders within our troops and also the new chancellor, we will have a chance to make more cooperation. But still, this is just a hope, and we still have to see this realized in practice. Okay, in any case, thank you, Sarah, for being one of the most forceful voices to defend freedom in the East. I'm Christian Democrat, but Green Group was always inspiring me, and not only in our region. I remember speaking so much with Butikofer on China, on Taiwan. We under attack. Unfortunately, not all democracies understand it. And maybe it's time for Europe to lead. Even if we have some problems in Washington today, they're ongoing this crash course on Russia. But maybe it's time for Europe to do, much more. It is absolutely time. Yeah. It is time. And thank you for being in Berlin. I'm so happy that this trip was successful for you. And now many more people know Jiggies, which is great. And I hope you come back. Thank you, Sarah. Wonderful. Thank you so much. Great. Perfect. Tikiuosi, serija jums patiko. Jeigu kilo jums minčių ar idėjų, ar apskritai norėtumėt kažkaip prisidėti prie mūsų diskusijos, prie diskurso, nebijokit parašyti komentarus arba mums asmeniškai. Tai į Facebooką, tai į elektroninį paštą. Visada mielai išgirsime ir jūsų nuomonės, ir jūsų indėlį įterpsime į mūsų diskusijas. Taip pat linkiu prenumeruoti ir tikiuosi jums ši serija patiko ir lauksime kitą sykį. Sudie.